Sveiki mano draugai, bičiuliai, medinukai, visi, kurie mėgstate dirbti su medžiu. Kol aš čia dėlioju statmenų pjaustymo lentelę, tiksliau čia nebus lentelė, o tai bus kaip ir lentelė, bet jinai bus skirta valgyti steikams. Truputį noriu šiandien pašnekėti su jumis ir pasidžiaugti tuo pačiu gerų dalykų. Tai yra, kad iš YouTube'o galima šiek tiek uždirbti pinigėlių. Negalvokit, kad tai yra kažkokie didžiuliai milijonai, bet apie skaičius truputėlį papasakosiu, nes uždarbis priklauso ne tik nuo manęs, bet ir nuo jūsų laikų, nuo jūsų komentarų, nuo jūsų peržiūrų. Šiek tiek esu prikimęs, tai tikiuosi, kad mano balsas netrukdys jums ir nenervins jūsų. Gerai, vieną sudėjau, tuoj sekundėlę. Tai tiesiu mintį apie skaičius, reiškia, esmė kokia. Norint uždirbti iš YouTube'o, turi pirmiausia išlaikyti YouTube'o partnerystės programą turėti. Tai reiškia surinkti apie 4000 peržiūrų ir turėti 1000 prenumeratorių. Ir tik tai atitikus visas sąlygas galėsite tapti jau tuo žmogumi, kuris iš YouTube'o uždirbs kapeikėlės. Gerai. Tai va, tai vienu žodžiu, norint gauti pinigėlių iš YouTube'o, reikia, kad jūsų kanalo žiūrovai peržiūrėtų vaizdo įrašą, bet ne tik vaizdo įrašą, bet ir reklamą. Peržiūrėjus reklamą, nuo vienos reklamos žmogui kliūna kanalo autoriui 0,003 cento. Tai dabar norint, paliaukit, paimsiu kitą. Tai kur aš čia baigiau, apie 0,03 cento. Tai kanalas, jeigu peržiūrų bus 1000 vieno vaizdo įrašo, tai mes gausime 3, grubiai sakykime, eurus nuo vieno vaizdo įrašo. Tai norint gauti kokį 150 eurų, tai reikia, kad kanalas surinktų 150, ne kanalas, atsiprašau, vaizdo įrašas surinktų 150, nusišnekėjau, 150, o 50 000 peržiūrų. Tada mes gausime 150 eurų pajamų, neskaičius mokesčių. Tai jau paminėjau, kad nuo vieno peržiūros vaizdo įrašo plus reklamos, tiksliau nuo reklamos net reikėtų sakyti, nes jeigu jūs reklamos nepasižiūrite ir ją praskipinat, tai pajamų autorius kanalo negauna. Arba ten naudojate kažkokius tai blokatorius, tai tikrai negauna pajamų kanalas. Laikai, komentarai padeda tik tai kanalui vystytis, tai yra kelia to kanalo reitingą ir vaizdo klipas kyla po truputėlį aukštyn. Nu, vaizdo įrašas, pavadinkim taip. Tai norint uždirbti iš YouTube'o, tai mes turėtume, pavyzdžiui, vienas vaizdo įrašas turėtų surinkti 50 000 peržiūrų, padauginkime iš 0,003 ir gausime 150 eurų, čia maždaug, plius minus. Atskaičiuos mokesčius ir tai jau bus jūsų grynos pajamos iš to vaizdo įrašo. Mano kanale yra jau nemažai vaizdo įrašų, aš tiek peržiūrų nesu surinkęs nei viename savo vaizdo įraše. Todėl per metus man pavyko surinkti tam tikrą sumą pinigų. Ko čia slėpti? Apie 160-180 eurų, aš dabar ten tiksliai neatsimenu. Ir ką aš nusipirkau, to jau jūs supažindinsiu. Šio vakaro herojus Festool suktuvas grąžtuvas CXS. Čia komplektacija yra plus. Pasižiūrim, ką mes jame. Kas viduj. Viduj yra dokumentacija iš šono. Pats suktukas. Magnetinis laikiklis. Antgalis PZ2. Toliau smulkiau pažiūrėsiu paskui.
papildomas akumuliatorius 2,6 ampervalandės, pakrovėjas ir gręžimo grėbtuvas nuo 1 iki 10 mm. Nu, daugiau dėžėje nieko nėra, uždarau ją. Trumpai dar tiesa apie dėžę. Dėžė turi rankeną iš viršaus, fiksuojama. Žiauriai patogu, galima šitaip neštis. Arba rankena yra iš priekio, galima neštis štai taip. Jeigu tai ant viršaus dar galima uždėti kokius 5 panašias dėžes, jas tarpusavį surakinti, aš paskui parodysiu, kaip tai daroma. Ir galima transportuoti, kažkur tai neštis daug įrankių, netgi į vežimėlį susidėti. Pati dėžė žiauriai yra iš gero plastiko pagaminta, ant jos galima net atsistoti, galima kažkokius tai darbus atlikti. Kažkur skaičiuoju internete, kad galima net išlaiko suaugusio žmogaus svorį, tai kokį iki 100 kg. Na, nežinau, netestuosiu, bet galim patestuoti. Pats įrankis greito fiksavimo laikiklis antgalių. Ten pavadinimą dabar tiksliai neatsimenu, atrodo Centrotec, jis vadinasi, taip. Akumuliatorius. 4 antgaliai magnetiniai galima pridėti, čia yra laikikliai jiems, labai patogu. Ir diržo laikiklis, galima perdėti į vieną pusę, galima grąžinti atgal, čia priklauso. Jeigu jūs esate kairiarankis, deda dešiniai pusėje, jeigu esate dešiniarankis, kitoj pusėje dedate. Na jau, čia viskas turbūt yra paprasta ir aišku. Visų techninių parametrų, atsiprašau, netaip kišau. Visų techninių parametrų nepasakosiu, trumpai paminėsiu, yra LED apšvietimas, taip pat indikatorius rodantis apie baterijos įkrovimą. Jeigu indikatorius pradeda mirksėti, reiškia bateriją reikia jau krauti. Greičiai į kairę, į dešinę, arba sakykime prieš laikrodžio rodiklį ir palei laikrodžio rodiklį. Du bėgiai, apie visus techninius parametrus galite pasižiūrėti, paspaudę pauzę, dabar jos pamatysite ekrane. Grėbtuvas susideda labai patogiai, greitai gręžimui. Tiesiog patraukiam žiedą ir grėbtuvas užsidėjo. Nežinau, daugiau neturiu ką pasakoti. Įrankis yra skirtas baldų rinkimui, kažkokiu tai plintų susukimui. Visur ten, kur reikia pakankamai geros jėgos ir patogumo. Ypatingai patogi štai yra šitą rankeną, subalansuota. Aš šiek tiek jau dirbau su juo. Na, tuoj kažką tai pagręšim, pasukiosim truputėlį. Ir manau, dar papasakosiu, kuo skiriasi komplektacija set nuo komplektacijos plus. Pasiruošiau tokį poligoniuką nedidelį. 2 lentelės, spigliuotis, mediena. Daugiau neturiu jokios baldinės plokštės, bet nepaisant to mes imituosim, kad tai yra baldinė plokštė. Prasigręšim 2 skylutės, įsuksim konformatorius, nu ir paskui pamėginsim įsukti kokį medvarą. Ir paskui pamėginsim įsukti kokią nors medsraigtį. Pradedam nuo patroną, atsiprašau, grėbtuvą reikia sakyti. Taip, specialus grąžtas konformatoriams. Atrodo šia taip. Pats grąžtas yra 5 mm, o kakliukui, man atrodo, išgręžti šią specialiai tokią 7 mm. Nu, galima su paprastu grąžtu tą daryti. Ir štai čia dar yra toksai reguliuoti rakčiukas. Bet aš jo nenaudosiu dabar, man jo nereikia. Galima reguliuoti grąžto gylį. Gerai, atsukam grėbtuvą. Viena ranka jis išsiveržia, labai patogu. Perjungiam greitai ant gręžimo. Na ir gręšiu. Tiesiog iš akies, nežaisdamas, tikiuosi, kad tiksliai išgręšiu, o ne į tą pusę.
Oi, manau, kad biškį per arti krašto išgrėžiau. Reikia trupučiuką toliau gręžti. Bloga mano akis. Arti krašto gręžiu dar po vieną skylę, toliau biškį nuo krašto, nes tikrai sulaužys. Reikia kokius 7 mm nuo krašto, 8 gręžti. Va, manau taip. Grąžtas čia ne pats geriausias mano jau. Tai va čia tiek kažkur tai bus. Nu va, prigręžiau skylių. Keičiu dabar įrankį. Tiesiog nuimu visą grėbtuvą. Imu. Pirmiausia, gal perjungsiu greitį. Tada žiedą paspaudžiu. Patikrinu, užsidėjo. Statau konformatorius. Šitą skylę, taip. Perjungiu. Ant 5 palieku galingumą ir suku. Aha, neužtenka. Pasukam ant 7, ant 8. Dar neužtenka. Ant 10. Dar neužtenka. 11, 12. O, 12 pats gazas. Kita. Nu va, žiūrėkit, kaip lygiai susukta. Atsuku, parodysiu jums švarčiau. Štai, žiūrėkit, viskas gražu. Detalės sutvirtintos puikiai. Nu, skylės yra skylės, nieko nepadarysi, nepataikiau, per arti krašto išgrįžiau. Nes iš akies viską dariau, tai manau, čia nieko baisaus. Nu ir tuo pačiu galim su kampainiu patikrinti. Štai puikiai matot, 90 laipsnių kampas, puikus rezultatas. Gaila, kad čia tik tai testinis dalykas, bet tai tiek yra neblogai. Nu ką, pabandom dar išgręžti. Kažkur skylutėje dar medvaržtį vieną įsuksiu. To jau paimsiu graštelį mažesnį. Imu graštelį, 3 mm, tuoj iškratysiu savo turkus. Oi, va čia man atrodo, tamsoj nebesimato. Nu pagal storį maždaug. Va šitas bus. Tuoj surinksim graštelius nereikalingus, sudėdam vietą. O štai taip. Smulkus grašteliai irgi labai reikalingi būna dirbtuvėse, tai laiko vienoje vietoje, kad nepasimestų. Keičiu graštelę. Aha, taip nepakeisim. Reikia keisti su visų įrankiu. Uždėti ant įrankio. Manau, kad taip. Įdedu graštelį. Oi, kai skubi, kaip ten skubų darbą velnias renka, sakydavo mano lietuvių kalbos mokytoja. Trumpesnį gal tiek užteks. Užveršiu. Nu čia jau gręšiu irgi iš akies, maždaug taip, kad neskiltų lenta. Įstuksim medvaržtį. Aha, ir neperjungiu greičio. Ot, kaip į sviestą eina. Nu, porą skylių išgręšiu. Viskas, pritrūpinau, keičiu vėl įrankį. Taip. Užspaudžiau. Kažkaip dar neįprasta. Gerai ieškau galvutės PZ2, kur jinai čia pasišliepusi. Oi, ne toj pusė ieškojau. Paradau. Žiauriai geras dalykas tas, kad galvutės gali būti vienoj krūvoj po ranka, prie įrankio primagnetintos. Na ir tuo medvaržtį paimam. Žiūrėkit, kaip puikiai medvaržtis laikosi.
Nu, nekratant, viskas vyksta labai gerai. Gerai, neskubui prisitaiko, kaip sakoma, ir sukam. Tik tai perjungt greit reikia, vis pamirštu. Oi, sulindo. Pasirinkime jėgą 5, nes ant 12 buvo. Va, 5. Išsukam. Kreivai laikiau. Keliu varžtą į kitą skylę. Makaluojasi viskas man. Per mažai biškį jėgos. Pasukime iki 8. O štai 8. Tikiuosi, kad matosi. Atsuku. Nu, galima dar truputėlį, bet šitie reikėtų biškį įleisti varžtui, padaryti įleidimo kepurėliai ir tada būtų viskas žiauriai šaunu. Gerai, užteks čia gręžioti, sukinėti. Dabar parodysiu, kuo skiriasi komplektacija set nuo plus. Štai matote, turim 2 vienodus sisteinerius. Jie susikabina labai paprastai. Štai pasukam šį apatinį sisteinerio rankenėlę 90 laipsnių kampu. Ir mes galime atrenkiam rankeną ir galim neštis. Taip. O dabar pažiūrėkime, ką mes turime komplektacijoje set. Tai darau. Ir čia matote irgi yra viskas tas pats. Pilna dokumentacija, garantija. Šitas įrankis yra ne mano. Čia draugui keliaus tas įrankis, bet paprašiau, kad leistų trupučiuką pasižiūrėti, kas yra viduj. Viduj yra viskas tas pats. Du akumuliatoriai, pakrovėjai, gręžtuvas, 10 mm, nuo 1 iki 10 mm grėbtuvas. Ir pats geriausias daiktas yra tai štai šitas. Tai yra kampinis laikiklis labai nepatogiuose vietose prisukti, o imkim ir patestuokim mes dar jį. Ir panaudosime jau šitą kitą suktuką, naują, kurio aš dar nebuvau išbandęs. Štai atrodo taip tas laikiklis, o užsideda jisai irgi pakankamai įdomiai. Štai šitaip ir žiedą patraukiam į lauką ir užsidėjo. O šitas daiktas, antgalio laikiklis, irgi patraukiam žiedą ir jis turi užsidėti. Kaip čia man neužsideda, nemoku dar tais įrankiais naudotis. Nu va. Ir gavom štai tokią konstrukciją ir kai nepatogu, galim sukti štai va taip. Nu pamėgink, kad nors prisukti nepatogu būdu, imituokime, kad čia kažkoks kampukas yra, kurį mums reikia prisukti. Radau štai tokį kampuką, imituokim situaciją, kad tai nepatogu prieiti. Medvaržtis. Uždedu varžtelį. Ir tarkim į šitą skylutę įtaikiau. Su pirštais prisuku, įspaudžiu. Štai, vienas varžtas, nes kitokios situacijos sukurti negaliu, nes nelabai ir išeis nufilmuoti. Nu ir viskas. Puiku. Ką žinau, turbūt šiam kartu tiek. Puikus įrankiai festulai. Patogus, ergonomiški. Kaina labai gera. Tiesa, kur pirkau. Kam bus įdomu, klauskit, parašysiu, nenoriu reklamuoti įmonės, daug kas ją žinot. Šiandienai turbūt tiek.
Visiems gerų darbų, saugių. Likite sveiki. Iki.